Ką sako Paula prieš pradedant filmuoti? Cikut sako. Viens, du, trys. Labas, aš esu Mykolas. Garsistas. Ir kieno brolis? Povilo brolis. Mykolai, ką vertini daugiausiai savo kasdienėje rutinoje? Savo kasdienėje rutinoje, nežinau, gal gyvenimą be darbo. Tai kai grįžti galbūt iš paskaitų, iš visų darbų ir turi savo laisvą laiką, tai patį laiką sau vertinu labiausiai. Tas balansas yra labai sunkus. Būna, kai iš vis nesidirba ir tu praleidi labai daug laiko tiesiog su savimi galbūt, ar tu praleidi tą laiką su artimaisiais, nes bandai galbūt save pateisinti, kodėl tau nesidirba, galbūt tai yra paprasčiausias tinginys, kuris tau neleidžia dirbti. Bet tai yra labai įdomus dalykas, tas pats laiko planavimas, kurį man padaryti asmeniškai labai nesiseka, nes arba tu dirbi be sustojimo, arba tu dirbi ir negali sustoti dirbti, arba tau išvis nesidirba ir tu visiškai nedirbi. Labai gerai yra kartais atsisukti nuo darbo ir praleisti to laiko su šeima. Yra labai gerai praleisti tą laiką kartu su žmonėm, kurie visiškai neįsivaizduoja, iš ko susideda tavo darbas, nes tu gauni šiokį tokį atsipalaidavimą. Kaip sprendi iššūkius ar kūrybinius blokus darbo procese? Nežinau, būna įvairių situacijų. Būna, kad tiesiog reikia nulipti nuo kompo ir išeiti lauką. Būna, kad galbūt reikia kaip tik labiau įlįsti tą kompą. Kartais padeda kitų darbų žiūrėjimas, padeda savo senų projektų atsidarimas. Tai manau, kad kiekvienai situacijai yra po skirtingą būdą ją išspręsti. Pačiame garso pasaulyje man labiausiai įdomu turbūt būtų tai, kad garso pasaulis yra žymiai didesnis negu vaizdo. Jisai yra žymiai didesnis negu pasaulis, kuris supa mus. Jis yra žymiai platesnis ir asmeniškai man jis yra žymiai įdomesnis. Kuo? Tai galėtume įsivaizduoti pasaulį kaip 3D erdvę, kur yra žemė ir yra sienos. Garsas yra tas dalykas, kuris viską apsupa ir jisai yra visur, bet tuo pačiu jo nėra. Tai galbūt pats magiškumas garso ir pati fizika, tai yra kerintis dalykas.